geležinkelis, kuris buvo nutiestas Lietuvos teritorijoje, buvo ne siauras, bet platus. Daugelį žmonių atrodo, kad pirmiausia turėjo atsirasti siaurieji geležinkeliai. Logiškai, pirma mažas, paskui didelis, bet pas mus buvo kitaip. Taigi pirmąjį geležinkelį nutiesė iš Peterburgo į Varšuvą, tiesiant jisai kirto Lietuvos teritoriją per Vilnių, Pabradę, Švenčionėlis, Ignaliną, paskui Valkininkai, Varėną, Marcinkonys. Ir čia buvo caro laikai, todėl geležinkelis yra 1,52 cm pločio, tai rusiškas standartas. Po poros metų buvo nutiestas geležinkelis iš Vilniaus į Kauną ir Kybartus. Kybartai tapo pačia svarbiausia, beveik antra pagal krovą, pagal apyvartą stotimi Rusijos imperijoje. Po to geležinkeliai sujungė Jonavą ir Šiaulius, susiformavo Radviliškis, nuo kurio geležinkelis ėjo į Pagėgius, paskui Klaipėda jungėsi, toliau Joniškis, Panevėžys, Kupiškis, Rokiškis ir štai labai daug tų plačių geležinkelių buvo nutiesta. Ir tik tai tuomet, XIX amžiaus pabaigoje, prasidėjo siaurųjų geležinkelių plėtra, nors patį pirmąjį siaurą geležinkelį nutiesė Kaune, kur jisai sujungė tvirtovės fortus. Apie 100 km. Iš centrinės stoties į tvirtovės fortus to geležinkeliu buvo vežama amunicija, paskui tenai maistas, uniformos, visko, ko reikėjo forto kareivių gyvenime. Toliau geležinkelio plėtra buvo, mes galėtume perėti gal į tą žemėlapį, čia bus aiškiau. Čia plačiųjų mes nematom, bet galime įsivaizduoti, kad jie yra. Paskui buvo pastoviai Narutis, Lentupis, Švenčionėlį, tos uodegos, o jau vėliau nutiesė mūsų geležinkelį, prie kurio ir esame ir kurį labiausiai mylime ir čia propaguojame, tai Švenčionėliai Panevėžys ir juo pradėjo važinėti traukiniai 1899 metais. Rugsėjo 29 diena yra laikoma mūsų siauruko gimtadienį, nes, kaip pasakojama, tą dieną pirmasis traukinys atvažiavo į Anykščių stotį. 145 km garvežio tempiamas traukinys keleivinis įveikdavo kažkur per 5 valandas 20 minučių. Tai labai tokia ilga kelionė, romantiška kelionė, kadangi labai įdomus reljefas, skirtingas. Jeigu nuo Panevėžio yra lygumos, tai čia prasideda ties Anykščiais kalneliai. Ypatingai aukštyn kyla geležinkelis nuo Anykščių iki Rubikių, kažkur apie 70 metrų netgi pakilimas aukštyn yra. Po to Trumpatiškis, Stabulankiai, geležinkelis eidavo palei du ežerus, graži stotelė mūrinė ir galiausiai pasiekdavo Uteną, apskrities centrą. O paskui jau riedėdavo traukinys per Degulius, Kuktišką, Saldutiškį, Kiauneliškį, Kaltanėnus į Švenčionėlius. Buvo tokia istorija, kad kuomet Lenkija užgrobė Vilniaus kraštą, tai dalį geležinkelio mūsų taip pat užgrobė, kažkur apie 10 km ir tuos bėgius buvo išardę. Tik tai 1939 metų rudenį tas geležinkeliukas buvo atstatytas ir vėl mūsų krašto žmonės galėjo keliauti patogiai į Vilnių, svajonių ir pasakų miestą. Todėl, kad atvykęs į Švenčionėlis, keleivis įlipdavo į didesnį traukinį ir pasiekdavo Vilnių. Buvo tokie laikai po antrojo pasaulinio karo, kad net važiuodavo ant stogų, kad tik tai patekti į Švenčionėlis, o iš ten važiuoti į Vilnių, nes Vilnius tiesiog traukė tuomet žmonės, daugybė studentų atsirado, darbininkų, buvo darbo, kiti važiuodavo prekiauti, treti su bičiuliai susitikti, dar ketvirti netgi pasimelsti į Kalvarijas, į Aušros vartus ir visur ten tarnavo ir buvo labai reikalingas mūsų siaurasis geležinkelis. Taigi šitas siauro geležinkelio Mūsiškio vėžė yra 75 cm. Nuo vieno bėgio iki kito yra 75 cm. Jo kilmė yra, galima pasakyti, angliška, nes prieš tiesiant tokios vėžės geležinkelius grupė Rusijos inžinierių buvo išvykę į Angliją ir tenai jie pasidomėjo, giliai pasidomėjo, kaip veikia tie geležinkeliai ir sugrįžo labai patenkinti ir įtikino Rusijos vyriausybę, kad reikia ir
carinės Rusijos imperijos teritorijoje tiesti tokius siauruosius geležinkelius. Siaurieji geležinkeliai ekonomiškai daugelį vietų yra daug geriau negu platieji, kadangi kur nėra pakankamai keleivių ir pakankamai krovinių, kad prikrauti tą didelį traukinį, tai siaurukas yra pats tas. Vėliau iš Panevėžio siaurukas buvo sujungtas su Joniškėliu ir galima buvo patekti į Biržus, Šiaulius bei Joniškį. Štai toks aitvaras visas, 75 cm vėžės. Taip pat buvo dar siauresnių geležinkelių, tik 60 cm ir juos nutiesė vokiečiai per Pirmąjį pasaulinį karą. Vėliau, tarpukario laikais Lenkai buvo nutiesti Vilniuje apie 100 km irgi siaurų geležinkelių, kurie po karo labai greit buvo išardyti ir nes atsirado naujos transporto priemonės. Troleibusai, autobusai ir kita. Pagėgiuose Šilutė ir Klaipėdoje buvo metro pločio geležinkeliai, dar vienas standartas. Taigi 3 skirtingų standartų siaurieji geležinkeliai vienu metu veikė Lietuvoje. O dabar metams bėgant tie siaurieji geležinkeliai neteko savo reikšmės, kadangi viską veža dabar automobiliais, įvairių tipų automobiliais. Taip pat žmonės keliauja pagrindę taip pat tik tai automobiliais, taigi siaurieji geležinkeliai kaip nereikalingi buvo palengva uždaryti visi ir aišku išardyti, išparduoti. Pasiliko tik tai mūsų geležinkelio pusė. Iš Panevėžio į Anykščius traukiniai važinėjo iki 2001 metų kovo 24 dienos. Ta diena buvo uždaryta šita linija ir per metus įkurta viešoji įstaiga Aukštaitijos siaurasis geležinkelis, kuria dabar keliauja tik tai turistai, pramogauti ir nuotykių ieškotojai. Tai iš mūsų miesto vasaros sezono metu dažniausiai traukiniai dunda Rubikių ežero link. Ten yra ką veikti, nes visgi didžiulis ežeras, beveik 1000 hektarų vandens plotas, 16 negyvenamų salų, pakrantėse daug kavinių, yra jachtos, yra kateriai, yra galima gaudyti žuvį ir kitaip pramogauti. Taip pat keliauja į Troškūnus. Troškūnuose yra ypatingo grožio Bernardinų vienuolynas, Švenčiausios Trejybės bažnyčia, stebuklingas paveikslas, taigi ten ta kelionė yra ne tiek pramoginė, tiek daugiau dvasinė ir istorijos pažinimo kelionė. Taip pat yra kalėdiniai traukiniai, yra užgavėnių traukiniai, joninių traukiniai, yra traukiniai siaurukas plius dviratis, kai dalį kelio žmogus važiuoja traukiniu, o kitą dalį dviračių, kurie atsiveža traukinukų iš Panevėžio. Ir po dienos pasivažinėjimo tokio vėl traukinuko grįžta į Panevėžį. Ir galiausiai vėl rudenį vyksta Božolė reisai. Tai tų reisų keliaujantis tais reisais atvyksta į seną vienuolyną Troškūnų arba į seną Surdegio stotelę ir tenai būna tokie vakarų kultūros vakarai, kai būna susipažįstama su vindarystė ir ragaujamas jaunas šių metų vynas, Božolė regiono vynas. Tai tiek apie mūsų siaurą geležinkelį. Dar yra fragmentiškai bėgių nemažai išlikę, va čia kur pilkai yra pažymėta. Ir čia tų vietų valdžia nuolat svajoja, kad pasidaryti kokį gabaliuką, atnaujinti iki galo ir paleisti kokį mažiuką nors traukinuką ar kokią kitą transporto priemonę ir sugrįžti tuos senus laikus, kai geležinkelis tas buvo toks labai svarbus ir naudingas to krašto gerovei.